Taigi, tęsime mūsų pokalbį apie žaidimų kūrėjų daromas klaidas, rizikas, kurios jų laukia jų kūrybinėme kelyje. Ir sekanti Tomo Kadvalo identifikuota problema skamba taip. Pernelyg šaunu, kad išmesti. Kai mes kai mums šauna į galvą kažkokia labai gera, įdomi idėja, mes dažnai nebegalvojame apie tai, kiek kainuoja šios idėjos įdiegimas į žaidimą. Nes tai toksai šaunus dalykas, todėl būtinai reikia tai įdėti. Ir jeigu jūs užduotumėte klausimus, ką reikia padaryti ir kas nukentės dėl to, kad jūs įdėsite tiek daug pastangų į būtent šitą dalyką ir galbūt jūs įdėkdami kažkokią tai naujovę, galbūt pakenksite kitiems dalykams, kurie nėra tokie šaunus, bet iš tikrųjų nėra mažiau svarbus. Taigi, pagrindinės priežastys šito dalyko, pasak Tomo Kadvalo, yra emocijos. Kai jūs kai jums sukelia kažkas labai stiprias emocijas, jūs prarandate objektyvumą. Ir kitas dalykas, emocijos yra užkrečiamos, entuziazmas yra užkrečiamas. Jeigu jūs turite kažkokią šaunią idėją, kuri jums labai patinka, ir jūs ją pristatote kitiems žmonėms, kiti žmonės gali tiesiog užsikrėsti jūsų entuziazmu ir taip pat nepagalvoti apie resursų kiekį, kuris reikalingas šitos idėjos įgyvendinimui. Ir trečias dalykas yra paprieštarauti yra labai sunku. Jeigu jūs sutinkate žmogų, kuris labai entuziastingai jums pristato savo idėją, netgi tuo atveju, jeigu jūs ne visiškai pritarėte šią idėjai, ar jūs pulsite jį kritikuoti, jūs dažnai keliate savo klausimą, galbūt čia iš tikrųjų, kadangi žmogus rodo šitokį didelį entuziazmą, jūs dažnai pagalvojate, kad galbūt jūs nematote kažkokio didelio paveikslo, galbūt jūs nepakankamai gerai įsigilinote į šitą idėją, galbūt kažko tai nematote ar nežinote, arba tiesiog jums nepatinka tiesiog dėl to, kad jums asmeniškai nepatinka, bet visiems kitiems tai atrodo labai gerai. Ir iš tikrųjų entuziastingom, gerom idėjom, šauniom yra labai sunku paprieštarauti. Ir aš pats iš tikrųjų esu padaręs tokių klaidų. Aš ne vieną kartą esu pristatęs žmonėms savo idėjas ir pasakodavau, kodėl jos yra geros, kiek visokio gėrio jos atneš. Ir žmonės dažnai man neprieštaraudavo, tiesiog patikėdami mano nuomonę ir paskui bandydamas įdiegti tas idėjas, aš įdėdavau labai daug darbo būtent į jas, nes man jos atrodė pačios geriausios. Ir aš pamiršdavau kitus dalykus, jie tiesiog nueidavo į antrą planą, bet jiems taip pat reikia daug dėmesio, nes žaidimas yra visuma visų elementų, kuriuos jūs įdedate. Jeigu jūs padarote kažkokį tik vieną dalyką, tai kas padarys visus kitus. Tomo Kadvalo siūlomi sprendimai šitos klaidos išvengimui, sprendimai, kurie padėtų jums nepadaryti klaidų patekus į šitą riziko zoną, yra tokie. Jisai siūlo, kad jūsų tas idėjas, kurios atrodo labai geros, kad jas peržiūrėtų nesuinteresuotas žmogus. Iš esmės tai turi būti netgi žmogus, kuriam ne jūs turėtumėte pristatyti šitą idėją, o tiesiog jinai būtų pateikta be emocinio fono, kad jis tiesiog galėtų pasižiūrėti racionaliai į pačią idėją, pamatyti, ar jinai iš tikrųjų yra gera ir pamatyti, kokie rezultatai bus, jeigu jūs bandysite ją implementuoti. Ir kitas dalykas, jums būtinai reikia kiekvieną kartą, implementuojant kažkokią tai gerą idėją, suprasti, kokios yra kainos, laiko sąnaudos ir kokios yra rizikos. Ar jūs rizikuojate kažkur tai? Galbūt jeigu jūs įdėsite šitą idėją, tai sugadinsite balansą kažkokį tai. Nes jūs turite, tarkim, 3 elementus ir staiga jūs sugalvojate įdėti 4 elementą, nes jisai yra labai šaunus ir labai pagerins žaidimą, bet kai jūs jį įdėsite, balansas tarp 3 elementų, kurį jūs jau padarėte, jisai gali sugriūti. Ir kiek kainuos naujas subalansavimas, ar kiek jums reikės iš naujo testuoti visą šitą dalyką.
Ir dabar prieš tai aš jūsų prašiau įsivaizduoti, kas yra jūsų norimam sukurti žaidime, kas yra pats šauniausias dalykas, kas yra jūsų žaidimo vinis. Ir aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėte, ar šita rizikos zona yra ta, į kurią jūs galite papulti. Jeigu jūs įsivaizdavote, susikūrėte kažkokį patį šauniausią elementą jūsų žaidime, ar jūs nepamiršote kitų elementų, kurie taip pat yra labai svarbus. Taigi, ar jūs galėsite taip pat skirti kitiems dalykams, ar tai iš tikrųjų taip smagu? Jeigu jums atrodo, kad tai yra smagu, ar iš tikrųjų visiems žmonėms tai yra smagu, visiems jūsų vartotojams? Ir tiesiog racionaliai pagalvoti, jeigu jūs neskirsite šitai idėjai daug laiko, o skirsite jį kitur, ar galutinis jūsų produktas nebus dėl to geresnis. Taigi ir dabar aš norėčiau jums užduoti naują užduotį. Jūs jau įsivaizdavote, kokį žaidimą jūs norite sukurti. Jūs taip pat įsivaizdavote, kas turi būti pats šauniausias dalykas jūsų žaidime. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs susidarytumėte planą, kaip jūs sukursite savo žaidimą. Įsivaizduokite, kad jūs turite 6 mėnesius, per kuriuos turite sukurti savo žaidimą. Ir aš norėčiau, kad jūs sudarytumėte kūrimo proceso veiksmų planą. Ir skirtumėte kiekvienam darbui konkretų laiko tarpą. Ir norėčiau, kad jūs savo tuos darbus suskirstytumėte tokiu būdu. Tai yra žaidimo koncepto kūrimas, mechanikos ir žaidimo proceso kūrimas, vizualizacijos kūrimas. Kiek jūs laiko skirsite testavimui, kiek jūs skirsite laiko korekcijom, jeigu, pavyzdžiui, jūsų testavimas parodys, kad jūs turite kažkokių tai klaidų. Kokį laiką jūs skirsite marketingui, kokį skirsite gamybai ir logistikai. Labai grubiai, tai neturi būti planas, kurio jūs būtinai turite laikytis, bet tiesiog kaip jūs įsivaizduojate, koks laikas tai būtų. Taip pat turėkite omeny, kad taip pat tam tikri darbai gali persidengti. Pavyzdžiui, jūs galite pradėti vizualizacijos darbus anksčiau, negu jūs pabaigėte mechaniką, nes jūs jau galite, sukūrę žaidimo konceptą, jūs jau galite įsivaizduoti, kokius dalykus jums reikės vizualizuoti ir pabaigti vizualizacijos detalės tuo metu, kai jūs žinote konkrečiai visus elementus, kuriuos jums reikės vizualizuoti. Ir pavyzdžiui, marketingą jūs galite irgi pradėti daug anksčiau, negu jūsų žaidimas yra pabaigtas. Taigi, pabandykite pasidaryti tokį laikmatį visų šitų 7 elementų ir mes grįžime po pertraukėlės.